Pastaruoju metu susiduriu su vienu iš didžiausių iššūkių žmonių gyvenimuose, tai yra užstrigimas situacijose, kurių mes nenorime. Ką daryti tuo metu, kuomet gyvenimas mums siunčia vis daugiau ir daugiau informacijos ir situacijų, kurių mes nenorime? Ką tuo metu daryti? Atsakymas yra tavyje. Ir aš tau tik noriu priminti, jog tu, kaip ir aš, mes visi galime pasirinkti, mes galime keisti savo dėmesį ir traukti energiją ten, kur mūsų dėmesys fokusuojasi. Todėl, jeigu jau tu atsidūrėjai situacijose ir galbūt kartojasi tau tos situacijos, kur tu nenori būti, aš kviečiu tave pažiūrėti, padėkoti joms ir prisiminti ir paklausti savęs, ačiū už patirtis, kurių aš nenoriu. O ko aš norėčiau? Kur aš norėčiau būti? Ką aš norėčiau daryti? Ir būtent šios neigiamos patirtys gali būti pradėtos transformuoti į absoliučiai nepakartojamas dovanas tavo gyvenime. Todėl aš sveikinu tave su šiomis artėjančiomis šventėmis ir noriu priminti tau, jog tu esi dovana pirmiausia savo. Ir tam, kad galėtum iškristalizuoti šią žinutę, tam, kad galėtum dirbti vis aiškiau ir konkrečiau su savo dėmesiu, su savo energija ir suvokti, jog visas resursas yra tavyje, o ne kažkur išorėje. Aš noriu priminti tau vieną dalyką, jog mūsų visa komanda dedikuoja šį gyvenimą tam, kad tavo gyvenimas būtų aktyvus, džiaugsmingas ir pilnas atradimų tavyje. Tad jeigu tu pasiruošęs pasidovanoti dovaną savo, mes esame čia pirmą kartą suteikiantys online programą, kurioje esame visi 4, padovanoti tau dovaną tavo kūnui, tavo sąmoniai, tavo minčių aiškumui, tavo sveikatai ir aišku tavo šeimos sveikatai ir žinoma tavo vidiniai ramybei. Tad jeigu esi pasiruošusi priimti šią dovaną ir pagerinti savo aktyvizaciją savo gyvenimo kūryboje, mes kviečiame tave prisijungti į gyvenimo dirbtuves. Iki pasimatymo. Gražių švenčių.